Kokį ypatingą progą turim šiandien ir aš pati negaliu patikėti, kad 10 metų? Va čia tai proga. Žinau, kad nemažai komentaruose, kas sako, kad mėgsta žiūrėti senus video. Prisiduodu, kad aš irgi labai smagiai būna, sėsėdu ir pasižiūriu ištisus grojaraščius savo senų video. Nes tai yra dalis manęs, dalis mano praeities ir tikrai jo smagu kartais, kaip būna pavartyti nuotraukas kaip kaune. Aš turiu galimybę pavartyti savo senus video, pažiūrėti, kaip atrodau, kaip kalbėjau, kokiom nuotaikom tuo metu gyvenau ir panašiai. Tai žiauriai faniai. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad kažkurio momentu man ten šarikai nesusisuko ir aš neištryniu tų video ar dar kažką tais, nes tikrai galėčiausi. Tai va. O šitą progą, kadangi mes turime progą, tai mes einam į virtuvę. Žiūrėkit, aš jums parodysiu patį svarbiausią mūsų virtuvės dalį. Mūsų vyno. Nes mes atidarysim vyno. Taip, nes yra tokia proga. Aš žinau kokį, man atrodo, aš rinksiuosi štai šitą. Šitą parsivežėm iš savo Prancūzijos atostogų, kur buvom rugsėjį. Ja, rugsėjį. Taip, turiu taurę, man reikia gražios. Tai yra, turiu vyno, man reikia gražios taurės. Jo, būtent apie tai ir kalbėjau. Taurės ten viršui, man reikia padėti kamerą, nes kitaip nepasiekiu. Ačiū kitų tai, kad suorganizavai virtuvę taip. Tai jo. Oi, ką daryti, kai esi mažas. Taip. Turim taurę. Oi. Palaukite, dabar čia dar ir kamšę trūkį reikia. Pagaliau pasirūpinom resursais ir galima pradėti tikrąją šio video temą. Čia yra paskutinis kartas. Trečias kartas, kai aš nemanau visą tai rašyti, prašau, Zoomas suveikia ir leisk man tai išsaugoti ir pasisiųsti, kad turėčiau kaip formatą, kurį galėčiau redaguoti, nes jeigu ne, tai nežinau, prasme, video rytoj nebus, pasiduodu, nes reikia pergalvoti viską, nes nevyksta taip, kaip aš noriu. Tai va, žodžiu, mėginau vieną programą, kitą programą prifilmuoju ir neduoda išsaugoti, o aš daug kalbų gaunasi apie 30 minučių video ir sako, susimokėk, jeigu nori tai išsaugoti. Žodžiu, nedarom šito video dabar 30 minučių, kalbam greitai. Taip, susikaupėm. Taigi, šito video metu, ką aš jums norėjau parodyti, tai yra mano kanalas, kaip aš jį matau, YouTube kūrėjo pusė YouTube'o, ką matai kaip kūrėjas. Ir be abejo, jau tai, kas parašyta pavadinime, kiek tų pinigėlių gavo Inga už savo YouTube'o kanalą. Tai štai be abejo pradžia yra kanalų pagrindinis puslapis, tai yra tai, ką jūs matot. Manau, gali skirtis tai, tik man reikia, nežinau, susirasti pas ką nors, per ką nors galimai pasižiūrėti, kaip jisai atrodo, bet aš manau, man atrodo, tai jūs negalite matyti prenumeratoriaus skaičiaus. Aš jį, man atrodo, esu pakavojusi. Ne dėl to, kad aš gėdus, jis ten mažas ar ten dar kažką tais, kiek tiesiog manau, kad tai yra nereikalingas skaičius tam, kas ateina į mano kanalą, vien tik dėl to, kad aš noriu, kad mano kanalas ir visi šitie pokalbiai būtų daugiau toks kaip vienas su vienu, tokia kaip maža grupė žmonių ir panašiai. Kuri, žinokit, dabar šiuo momentu taip ir yra labai nedidelė žmonių grupė, šitas skaičius yra kosminis, bet ačiū tiems, kurie yra su manim. Tiek galiu pasakyti tik tais. Ir aš stengiuosi čia pagrindinį video visą laiką turėti tai, kas yra naujausiai kelta. Dabar tai darau rankiniu būdu, yra kažkaip padaryti automatiškai, kaip dabar neberandu, tai kada nors išsiaiškinsiu. Tada mes turime mano naujausią chronologinę tvarką video įkeltus. Man atrodo. Ne. Net nežinau, kokia tvarka, dabar palaukit, jie čia eina. Žodžiu. Yra man ką įdėti laiko ir darbo į šitą
viešą kanalo puslapį tam, kad jį biškai geriau sutvarkyti, nes iš tikrųjų tai toksai truputėlį padrikas, ypač jeigu paeini apačią ir tada yra visi tie seni video, kurie iš tikrųjų reikėtų juos sugalvoti, ką su jais daryti ir arba jeigu su jais ir nieko nedaryti, sugalvoti, kaip suorganizuoti šitos naujus video, kuriuos aš šiuo metu keliu. Tai čia tokio truputėlį kūrybinio man darbo reikia, kur, nu, vat, laukiu įkvėpimo ir tada pasidarysiu. Taip, maždaug tai. Tai čia yra ta viešoji pusė, kurią ir jūs matote. Bet ta pusė, kurios jūs nematote, yra tai, kad aš galiu nueiti į YouTube studio šito kanalo ir matyti statistiką, skaičiukus visus. Ir trumpai, jeigu pakalbėti apie kanalo suvestinę, tai yra tai, kad čia jie dešinėje pusėje labai dažnai duoda visokius patarimus, kaip pagerinti peržiūrų skaičius, kaip reklamuotis ir panašiai. Nu, toks yra iš tikrųjų geras pradžiamokslis arba pasakoja apie funkcijas ir kaip naudotis. Tai jeigu tikrai nori tobulėti ir dirbti ir auginti savo YouTube kanalą, tai gali būti labai gera pradžia, kur ieškoti naudingos informacijos. Tada turime kanalo analizę, štai čia per vidurį, kurioje, kaip matote, yra 28 dienų, paskutinių 28 dienų skaičiai ir aš esu -6 prenumeratoriais. Kas tai yra, tai kažkas, ko aš tikėjausi, sakykime, numačiau, nes aš žinau, kad aš vėl pradėjau kurti ir kad tikrai bus nemažai žmonių, kurie, žinai, po šitiek laiko įsijungia savo YouTube, vėl pradės mesti jiems ten kažkokią ingą, ten kažką žiūrėti, jau nebeįdomu ir panašiai. Ir na, tas kritimas prenumeratorių skaičiaus yra kažkas tokio, ko aš tikėjausi, tai čia, manau, yra normalu, nes reikia laiko truputėlį, kol seni, kuriems nebeįdomu, pasikeis naujais, kam įdomu. Tiesiog, nu, procesas toksai. Ne? Ir tada toliau turime suvestinę 28 dienų, kad peržiūros 3100 ir žiūrėjimo laikas valandomis 423, įsidėmėkit šitą skaičių, tai yra labai svarbu. Taip. Ir be abejo, paskutiniai populiariausi vaizdo įrašai per 48 valandas ir kaip matot, Gucci turėjo 32 peržiūros. Ir Gucci, nors ir yra mano naujausias paskutinis vaizdo įrašai kėlimas, kažkodėl jis yra antroji vieta, o pirmoji vietoj yra Vlogmas 29. Ar norėtum gyventi naujos statybos Londone? Nežinau, žinokit, kodėl. Neturiu jokio paaiškinimo, kaip ir kodėl. Tai yra pirmoji vietoj. Nežinau. Nežinau, kaip jie ima ir su kuo tai lygina, aš nežinau. Taip, tada judame toliau ir turime peržiūrą. Šitas video turi 536, kas yra jėga. Aš kiekvieną kartą labai džiaugiuosi, kuomet video pereina aukščiau negu 500 peržiūrų. Mano yra toksai, nu, man nusistatytas toksai tikslas, kur aš norėčiau, kad mano visi video būtų. Tai yra ne mažiau 500 peržiūrų, bet yra kaip yra, ne? Gali norėti vieną, gauni, ką gauni kartais. Ir tada parodymų, paspaudimų rodiklis yra 6,9%, tai reiškia, kad tie žmonės, kurie eina į youtube.com ir jiems tada ten visas sąrašas video, jeigu tame sąraše yra mano video, kiek procentų žmonių paspaudžia. Taip, 6,9 yra atsakymas. Ir vidutinė peržiūros trukmė yra 8,5 minutės, kas jeigu mano video dabar paskutiniu metu yra apie 25-30 minučių, atrodytų 8,5 kaip ir nedaug, bet žinokit, prieš tai senų dienų, kuomet aš labai gilinausi šitą analizę ir panašiai, tai yra normalu. Ja, jeigu, sakykime, apie 10 minučių video, 50% būna vidutinė peržiūros trukmė ir kuo ilgesnis video, taip eina link 30 minučių, kas yra normalu, mes visi skubamės, norim čia ir dabar ir jo, vėlgi, aš tai vertinu kaip normalu ir dar jeigu, vat, matote, yra rodiklė aukštyn, tai pasigyriu. Turinys, tai turinyje mano visi 245 video, vat štai čia juos visus rasite, tai čia visam šitam sąraše ir irgi yra tiesiog trumpa informacija, kad jis yra viešas, tai kad nėra jokių apribojimų. Štai čia, kaip matote, yra autorių teisės prašyta, bet aš iš tikrųjų naudojusi kaip ir legaliu garso takeliu. Taigi
jeigu, sakykime, šitas video būtų apmokestinamas, aš gaučiau pinigėlius už reklamas ant šito video, aš juos iš tikrųjų gaučiau, nes aš galėjau naudoti šitą garso takelį ant šito video. Tikiuosi, makes sense. Taip, toliau. Tai, kaip matot, kaip žinot, mano visi video yra šiuo metu premjeros tipo, tai tiesiog, kad jie vešti šiuo metu, peržiūros skaičius, kaip matot, tie 500 mano norimi, ateis su laiku, viskas gerai, 5 metų gal ir bus po 500, viskas gerai. Tada komentarų skaičius ir patinka paspaudimai, tai yra dar vienas dalykas, ką aš esu iš tikrųjų už tamsimus, kad žmonės nematytų. Nežinau, kaip ir kodėl tai suveikia mūsų galvoje, mentalitetą ar kažkokiu būdu, aš prasu psichologas, bet galiu pasakyti, kad po to, kai paslėpiau laikus, dislaikus, laikų skaičius išliko tas pats, o dislaikai krito drastiškai, vos ne, išnyko ir, tai man atrodo duoda minčių, pamastymų, ne, kodėlgi taip vyksta, kodėl mes lengviau ar daugiau duodam dislaikų ir panašiai, jeigu mes matom, kad mūsų dislaiką matys kiti žmonės. Analizė. Ir būtent analizė būna visi skaičiai, statistika, kur gali sužinoti auditoriją, kas tave seko, kokio amžiaus, iš kur jie, nauji žiūrintieji, kurie grįžo, net nežinau, pirmą kartą matau tai. Tikrai galima rasti labai įdomios informacijos, pavyzdžiui, irgi, ne, jūsų žiūrintieji, kada lankosi YouTube, tai tu pagal šitai gali išsirinkti, kada tau įkelti video, kada, kai tas žmogus ateis į YouTube, tai bus šviežias video, kada jis greičiausiai tada ant jo paspaus. Tai visi tokie labai, labai įdomus dalykai, pagal kuriuos tu gali strateguoti savo kanalą ir jo auginimą. Komentarai yra tiesiog komentarų sąrašas per visus video, subtitrai nėra subtitrų pas mane, nes aš neturiu subtitrų ant savo video, autorinės teisės kaip ir paaiškinau, aš bandau trumpiau kalbėti šį kartą. Ir pajamas, ne, aš manau, mes čia susirinkom apie tas pajamas paklausyti ir pažiūrėti, kas, aš uždėjau tai į pavadinimą, natūralu, kad tai yra tai, ko daugiausiai žmonės ateis čia išgirsti ir sužinoti. Ir kaip matote, tai yra tai, ką šiuo metu matau, ir tai yra būtent dėl to, kad aš ilgą laiką nekūriau video, neišlaikiau minimalių reikalavimų ir mane išmetė kaip musė iš sriubos. Šiuo metu aš jokių pinigų neturiu ir negaunu ir iš nieko neuždirbu iš YouTube. Ir kuomet aš uždirbsiu, štai čia, kai būna turinys, atsiranda kitas ženkliukas toksai doleriuko. Bet tada tu žinai, kad gauni. Ir jeigu tas doleriukas, pavyzdžiui, būna užbrauktas, pavyzdžiui, dėl autorinių teisių, tada žinai, kad už šitą video tu negausi, nes kažkas kitas gauna. Tai va, grįžtam prie tų pajamų. Dabar yra sąlygos, kurias turi, kadangi man išmetė iš sriubos, yra tam tikros sąlygos, kurias aš turiu atitikti, kad mane vėl priimtų atgal į sriubą. Ir tos sąlygos yra bendros visiems, bet kas būtų pradedantysis YouTuberis, čia ir dabar jiems reikėtų atitikti tas pačias sąlygas. Pirmosios 2 sąlygos yra tai, kad tu turi turėti 500 prenumeratorių, kas ačiū tiems, kurie dar neišėjo iš mano prenumeratorių skaičius ir aš vis dar turiu 500 ir įkelti 3 video per 3 mėnesius. Tai va, šitas 2 sąlygas esu įgyvenusi. Dabar kita sąlyga, ant kuriuos aš dirbu, yra tai, kad turi būti peržiūrų skaičius, ir tas dėmesio išlaikymas. Ir shorts aš nekeliu, nes, ne man tai, čia kaip TikTokas ir kita, fainai pažiūrėti man pačiai, bet aš to nenoriu daryti. Ir tada mes turime žiūrėjimo valandas ir tai yra būtent tai, ką aš, sakykime, bandau pasiekti. Čia man tai yra 300, turiu surinkti 300, kad vėl galėčiau pateikti paraišką, kad mane priimtų atgal į sriubą. Tai jeigu mes paskaičiuosime, 3000 minus 1291, jeigu 1709, ne? Ir jeigu atsimenat, tu prisiminkite tas valandas, ne? Tai buvo 423
už lapkritį, bet šitos skaičius negaliu naudoti vien tik dėl to, kad lapkritį kėliau 5 video, kas, tiesiog taip nutiko, tai nebus, ką aš nuolatos darau, tai sakykime, sumažinkim 400, nes, tikėkime, kad kanalas ir skaičiai auks, ne? Taigi, dalinam iš 400 ir tai yra 4,3 mėnesio iki aš tai pasieksiu. Šiaip paėmus vidutiniškai gaunasi, kad taip aš turėjau tos prenumeratorius, ar ne, ir man reikia tik tai surinkti tas valandas. Ir surinkti tas valandas tai yra 1,5 metų. Vien tam, kad galėtum duoti paraišką. Aišku, jeigu neturi tų prenumeratorių, dar tau reikia tos 500 prenumeratorių susirinkti, tai yra dar sunkiau. Tai jo, kaip ir sakiau, aš esu labai dėkinga tiems, kurie liko, jeigu neaktyvai žiūrintis kanalą, tai bent jau vis dar prenumeruoja ir yra tas statistikos brūkšnelis mano kanale. Tai taip. Ir jo, čia man atrodo yra dar daugiau 4,000, jeigu pasiekia yra kažkokie dar papildomi dalykai, bet iš tikrųjų nuoširdžiai nesigilinau, nes aš ties pirmuoju tikslu kol kas susifokusavus, pažiūrėsim kaip ir kada tai iš tikrųjų įvyks ir tada galvosim, kas toliau, nes ja. Taip, dabar, kas vyksta ir ką daryti, kai, sakykime, jau patikiu paraišką, tave priema, tu vėl esi sriboj. Tai va, kai jau vėl esi sriboj, tau reikia Google AdSense accounto ir čia yra tokia kaip ekosistema, aš ją vadinu Google piniginė, kurioje vyksta viskas, kas susijęs su pinigais. Čia, pavyzdžiui, būtų tavo visas reklaminis uždarbis iš Google, jeigu tu turi savo internetinį puslapį, jeigu YouTube'as, Instagram'as, jeigu perki arba užsisakai Facebook'o reklamas, viskas tai būtų, viskas, kas yra po Google, vyksta čia pinigų prasme. Ir būtent čia yra ta vieta, kur aš, sakykime, nuėjus į mokėjimus, galiu matyti savo mokėjimus. Kodėl įvyko klaida? Oi, prašau, nedarykit taip, man ir taip sunki diena. O, pavyko, rodo. Taip, ar ne? Ir kas yra įdomu nuėjus į mokėjimus yra tai, kad netgi jeigu tu esi toj striboj, nėra taip, kad taip paprastai kažkokius pinigėlius gauni. Yra minimumo slengstis. Štai čia vadinamas mokėjimo slengstis. Kas reiškia, kad tu turi sukaupti, uždirbti 60 svarų iš YouTube, kai jisai tau padarytų išmoką. Ir šitokią išmoką aš paskutinį kartą gavau 20 metais spalį. 60 svarų. Bet be abejo yra galimybė daugiau detalių ir informacijos žiūrėti ir visą tai yra štai čia paspaudusi ant visų operacijų ir pastarėjai 3 mėnesiai duos man tik 3 nuliukus, nes nieko nėra, bet jeigu aš pasirinksiu visas laikotarpis, ir čia yra iš tikrųjų tai, kad pirmą kartą filmuojant, man reikėjo biškį pasėdėti ir išsiaiškinti, nes iš tikrųjų nesupratau, kaip tai vyksta, bet dabar galiu iš karto jums paaiškinti. Yra tai, kad čia nuliukai, o čia jau prasideda skaičiukai ir taip, kai pradeda sukti ir atrodo, čia tų skaičiukų, bet tu pačiu sėdžiu ir galvoju, kaip ir nelabai atsimenu, kad aš čia tiek būčiau gavusi. Bet esmė yra tame, kad čia labai įdomu yra visos operacijos, tai visos šitos operacijos jie skaičiuoja sumuodami. Tai čia, sakykime, buvo 0, lapkritį 17 metų buvo svaras 62 ir gruodis 18,28. Vlogmas. Pats geriausias metas, žinau, kad kurti video. Ir tada 20 dienų ir tai yra sumuojama, tai nėra tai, kiek tu uždirbi kiekvieną mėnesį. Ir noriu sužinoti, kiek tai buvo kiekvieną mėnesį. Mes einame į pajamas, vėl į apačią ir kaip matot, svaras 62, 16, 2, 4 ir, kuriant man YouTube, maždaug skaičiukai buvo tokie. Aišku, čia šita statistika yra nuo 17 metų, mano kanalas yra nuo 2013 ir pačioje pradžioje Lietuvoje, kai aš pradėjau kurti video, nebuvo dar YouTube partnerių programos galima ir viso šito Lietuvoje nebuvo, tai negalėjai prisijungti, buvo galima per partnerius kažkiek pinigėlių gauti, kažkiek yra esu gavusi, bet
neatsimenu kiek, man atrodo, duok dieve greičiausiai bus kažkas apie tą patį 60 svarų ar kažką, neatsimenu. Jeigu nuoširdžiai, tai nepasakosiu to, ko konkrečiai neatsimenu, bet, sakykime, paėmus už šituos 6 metus, aš jums konkrečiai galiu parodyti tą statistiką, kuri reiškia paprastas mėnuo, o ne 2 svarai, čia reiškia vlogmas. Kodėl dabar vlogmas yra toks didelis dalykas ir tiek daug kuriejų būna šiaip iš lempos daro vlogmas? Dėl to, kad labai daug kompanijų nori išsipirkti reklamą ir norint išsipirkti reklamą reikia, kad kažkas kurtų tą kontentą, ant ko tas reklamas sudėti ir gaunasi toksai kaip ir ciklas. Na, vėlgi, marketingas. Ar ne? Ir fanfarai, paskutinis momentas mokėjimai, nes dabar jau kai paspausi mokėjimus, jūs matysit per šituos 6 metus, per šitą laikotarpį, kiek YouTube'as man išmokėjo. Ar jūs tam pasiruošę? Ar norite pamėginti atspėti, kiek tai buvo pinigų? Jau vienas pasufleravimas buvo, kad 20 metais gavau 60. Ne? Sugalvoju? Turi skaičių galvoju? Spaudžiam. Tada! Ja. Taigi per 6 metus YouTube'ai aš uždirbau 125 svarus ir 65 kai. Tai aš manau, yra būtent ta akimirka, kuri atneša realybę į pasakymą, kad YouTube'as yra hobis ir labai daug žmonių daro YouTube'ą tai kaip hobį. Ir būtent štai čia yra ta piniginė išraiška, kuri tau parodo, kodėl tai yra būtent hobis. Nors ir tu uždirbi kažką tais, ar ne, bet pagalvokim, kad už 6 metus 125 svarai, tai nėra tie pinigai, kur tu jautiesi, kad tu kažką uždirbai. Tai yra smagu, kad tu gauni tą kažkokį ten pinigėlį atgal, bet tai tikrai nėra tos vertės. Ir pabaigai greičiausiai norėčiau pasakyti tai, kad man asmeniškai didžiausias atpildas už visą šitą YouTube mano darbą, kūrimą ir visą kitą yra tiesiog bendravimas su jumis, komentarai, žinutės, plevyskvojimai kartais ir visą kitą yra tiesiog taip žiauriai fainai. Ir tai yra būtent dėl ko aš tai darau. Ne dėl šitų 60 svarų vieną kartą į 3 metus, ne dėl tų valandų, ar kad ten grįžčiau į YouTube sriubą, ar ten dar kažką, nes labai maža dalis naudos. Ir galbūt man tai tie 3000 valandų ir panašiai yra daugiau kaip asmeninė motivacija kurti, kad čia ir dabar nemeščiau, nes čia ir šitas video, o niekas nežiūrėjo. Tai tiesiog, ja, čia daugiau toksai man galvoje, judėti į priekį ir nenusiminti, jeigu kažkoks video galbūt yra mažiau populiarus, kas irgi yra natūralu, ne vieni video populiaresni, kiti ne. Gerai, jaučiu, kad aš jau pradedu čia šnekėti belenką. Manau, baigiam šitą video redagavimą. Aš labai tikiuosi, kad šį kartą jisai tikrai išsaugos, nes aš negaliu šito perfilmuoti 4 kartą. Ačiū visiems, kad žiūrėjote šitą video. Aš esu be galo dėkinga už kiekvieną jūsų kartu su manimi pasirinktą praleisti minutę. Ir tikiuosi, kad mes pasimatysim kitą savaitgalį, kuomet mes grįšime prie kosmetikos tematikos. Iki.